Sveiki bičiuliai, su jumis Ernestas iš Muselinės ir šiandien mes turim labai svarbę temą. Gauname pakankamai nemažai užklausų apie museles ant vamzdelių ir kadangi lašišų, šlakių ir upėtakių sezonas visai ant nosies, privalome apie tai pakalbėti. Taigi šiandien noriu papasakoti jum pačius pradmenis, jeigu jūs galvojate pradėti rišti museles ant vamzdelių, konkrečiau tokias skandinaviško tipo, taip vadinamus temple dogus, ir kad su jais susipažinti, reikia susidėlioti kažkokias tai pagrindinės taisyklės ir terminus. Nes sekančiose video, kai aš ryšiu museles, jūs jau turėsite žinoti, apie ką kalbama, o jeigu norėsite pabandyti rišti patys, jums turėtų būti žymiai aiškiau. Taigi tikiuosi, šis video bus būtent toksai. Na ir pats temple dogas, muselė rišama ant vamzdelio ir turinti gana didelį sparną iš minkšto ir judraus kailio, pirmą kartą buvo surištas Švedijoje. Jei neklystu, tai buvo 1985 metais ir kas nors truputį domisi lašišinėm muselėm, tai turbūt yra girdėjęs tokias pavardės kaip Mikaelis Frodinas ir Hakanas Norlingas. Tai tokie du neišskiriami draugeliai, labai seni lašišų entuziastai, žvejai, aistruoliai ir kaip be pavadinsi, taip nepagadinsi. Na ir jie pirmieji, tiksliau pirmas, kiek žinau, surišo Hakanas, pradėjo naudoti minkštus kailius, kad išgauti didelį siluetą, kad surišti didelę lašišinę muselę, kuri turėtų daug mobilumo, kuri gražiai judėtų netgi lėtoj srovėjai ir atrodytų kaip gyvas padaras. Nesgi iki tol lašišinės muselės, tos klasikinės, tradicinės lašišinės muselės buvo rišamos pagrinde iš pradžioj aplamai iš plunksnų, tos senos klasikinės lašišinės musės buvo rišamos iš plunksnų ir jos vadinosi feather wing, kas reiškia du žodžiai, žodis iš dviejų žodžių. Feather yra plunksna, o wing yra sparnas. Tai būdavo muselių tas sparnas, tas vadinamas siluetas, daromas iš įvairių plunksnų. Vėliau pradėtos rišti muselės naudojant ir kailius ir jos jau vadintos pagal tą pačią schemą hair wing, reiškia hair yra kailis, wing sparnas. Na ir tos muselės buvo rišamos iš kietesnių kailių, tai yra iš bakteilo, toks elnio uodegos ilgas kailis, iš voverės, iš galvoju, iš ko ten dar jie jas rišdavo. Na, pagrindiniai turbūt ir buvo voverė ir bakteilas, bet tie kailiai buvo kietesni. Na ir galiausiai sugalvojo štai chebrytė surišti didelę muselę, kad jinai būtų minkšta, kad jinai judėtų kaip gyva ir pradėjo naudoti minkštus kailius. Tai labai pasiteisino. Reikia pastebėti, kad didžioji dalis dabar naudojamų muselių, ypatingai ankstyvo sezono metu, yra būtent skandinaviško tipo tokie vamzdeliai, rišami iš pačių įvairiausių minkštų kailių ir jų privalumas yra tas, kad jos yra didelės, kad jos yra labai gyvos, judrios, minkštos ir jos padeda suvilioti žuvį. Kas svarbiausia, jų svarbiausia užduotis padėti mums suvilioti žuvį. Na ir surišti šitas museles tikrai nėra sudėtinga. Medžiagų rinkoje dabar yra pačių įvairiausių, rišimo būdų privisę irgi labai daug, galima rišti gana paprastai, tik tai sparnas yra kuotas, galima rišti, jeigu jau riši labai didelę, tai tą klasikinį
Temple Dogą, kokį pradėjo rišti Hakanas, tai dar dedant papildomą akuotą, dedant priekyje diubingo. Bet apie pačias museles ir apie jų konstrukcijas mes pakalbėsime sekančiose video, nes aš jums surišiu tikrai ne vieną, surišiu savo mėgstamiausias, kibiausias muses, spalvų derinius, kūno išdėstymą. Na, o dabar noriu trumpai prabėgti pro pačią muselę, pro jos konstrukciją, kad žinotume, kur yra kokia dalis ir parodysiu, iš ko aš tas kūno dalis darau. Taigi, kaip jau minėjau, muselės rišamos ant vamzdelio ir privalumas vamzdelio yra toksai, kad ant jo gali surišti praktiškai bet kokio dydžio muselę, kiek tau leidžia kailio ilgis. Jeigu turi ilgą kailį, tai ta muselė gali būti ir 20 cm. Kitas privalumas yra tas, kad į muselę rištant vamzdelio tu gali įstatyti kokį nori kablį ir gali bet kada jį pakeisti. Galima dėti vienšakį, galima dėti dvišakį, galima dėti trišakį, skandinavai neretai naudoja. Aš dažniausiai naudoju dvišakį, todėl kad šiomis muselėmis žvejoju pagrindė žiemą ir anksti pavasarį, kai reikia žvejoti lėčiau ir arčiau dugno. Na ir pakeliui tą muselę sutinka visokių kliuvinių. Tai statydamas į vamzdelį dvišakį, aš jį dedu smaigaliais giliais į viršų ir taip aš išvengiu dalies kliuvinių. Žinoma, ne visų, bet dalis kliuvinių tiesiog prašoka pro muselę, jos atsitrenkus prašoka ir taip išvengi kliuvinio. Dar vienas privalumas yra tas, kad jeigu jau tavo kablys ir atšipo, nagi žvejoji akmenuotoj vietoj, kur daug akmenų ant dugno, vieną, antrą kartą prabraukiai pro tos akmenis ir žiūri, kad jau kabliukas atšipęs. Jau su tokiu žvejoti pavojinga, nes gali tiesiog prarasti žuvį, kuri užkimba ir taip nedažnai. Tai pakeisti kabliuką ant vamzduko labai lengva. Ištraukiai kabliuką, pririšai kitą, įstatėjai į vidų. Jeigu tai būtų muselė rišta tiesiai ant kablio, tokios galimybės jau neturėtume. Taip pat galima varijuoti labai daug su svoriais. Vamzdeliai naudojami tiek paprasti plastikiniai, tiek sunkinti žalvariniai. Ant pačio vamzdelio dažnai dedame irgi įvairiausius pasunkinimus. Na, bet mes su jumis pradėsime nuo visiškai standartinių plastikinių vamzdelių, nes mano manimu, rišant su šia standartinė sistemėlė, kai turime storesnį vamzdelį ir plonesnį, kuris įsikiša vienas į kitą ir ant storojo mes darome kūnelį, ant plonojo jau vyniojame akotėlius visus, dedam sparną, kas gaunasi žymiai gražiau ir užbaigiam konusinę arba turbulencinę galvutę. Tai su šita sistema rišti žymiai paprasčiau, ypač pradedant, ir galima varijuoti su musės dydžiu, svoriu labai lengvai ir tikrai efektyviai. Taigi musės kūno dalis. Kūnelis. Tai yra dalis vyniojama ant vamzdelio, dažnai daroma iš įvairių blizgių, plokščių medžiagų, tokių kaip flat braidas. Labai mėgstu šitas medžiagas, toksai pintas auksiukas. Arba tiesiog taip vadinami tinseliai. Plokščias blizgantis daiktas. Įvairių spalvų, yra holografiniai, yra paprasti. Tai šitos medžiagos dažniausiai naudojamos kūneliui. Kūnelis ta dalis, kuri vyniojama ant vamzdelio. Jinai gali būti vienspalvė, gali būti vientisa. Didesniai museliai dažniausiai priekyje dar pavynioji diubingo. Bet tai, kas vyniojama ant vamzdelio, sutariam, yra kūnelis. Tada uodegėlė. Uodegėlė dažniausiai yra tiesiog apatinė sparno dalis ir vadinama jinai uodegėlė dėl to, kad jinai tvirtinama pačiame musės gale.
Uodegėliai paprastai naudojamos labiau šviesą atspindinčios ir surenkančios medžiagos, kad netgi prie menkiausio apšvietimo žuvis matydama muselį iš apačios matytų kažkokį tai ryškesnį akcentą. Ir pagrindinės medžiagos, kurias aš naudoju uodegėliai, tai yra oposumo kailis. Labai gražus, žvilgantis daiktas. Taip įsižiūrėjus į jį iš arčiau, jis toks atrodo net kaip stiklinis. Ir yra labai daug įvairių gražių spalvų. Čia pagrindinės, aišku, ryškiai žalios, oranžinės, raudonos. Na ir turbūt numeris 1 medžiaga, kurią mėgstu naudoti, tai yra fluorofiberis. Tokie sintetiniai plaukeliai, labai blizgus, smulkus ir iš jų uodegėlė gaunasi nepaprastai gerai ir jinai labai fainai spindi. Galima naudoti ir kitas medžiagas, kiti deda flešą, gali dėti tą pačią lapę ar netgi kraft fūrą, sintetinį kailį, bet aš pagrindę naudoju šitas dvi, todėl aš rodysiu ir pasakosiu medžiagas, su kuriuom dirbu pats. Fluorofiberis arba oposumas, dažniausiai ryškių spalvų, rožinės, salotinės, geltonos, oranžinės. Taip, kūnelį turim, uodegėlę turim. Pamiršau paminėti, kad kūnelio priekyje naudojamas diubingas dažniausia bus blizgus ir ilgesnio plauko. Šitam atveju aš naudoju Bitefish Supreme, nes jisai man patinka dėl savo struktūros, jo plaukas yra gana ilgas ir jį lengva iššukuoti, taip sukuriant didesnį tūrį muselį. Iššukavus muselę pasidaro didesnio tūrio, medžiagos kaip ir nedaug, bet jinai atrodo pakankamai riebi. O tai yra gerai, nes mėtyti tokią muselę yra lengviau, kai jinai neperkrauta medžiagų, kai jinai tik tai tūris didelis, bet pati nėra labai tanki. Ir jinai dirba gražiau, nes kai medžiagų labai daug prigrūsta ir neiššukuota, tai ta muselė toks labiau stagaras. O kai išlindę ilgi plaukeliai, jie visi nuo srovės juda, taip sukurdami gyvo daikto iliuziją. Tai nepaslaptis, kad žuvis tą muselę ir ima, todėl kad galvoja, kad čia yra gyvas daiktas, greičiausiai kažkokia žuvelė arba koks jūros gyvis. Taigi uodegą turime, jinai yra gale, kūnas. Tai, ką vyniojama ant vamsdelio, gali būti visas plonas darytas iš kažkokios blizgios medžiagos, arba netgi floso, arba pusė kūno blizgus iš tinselių įvairių, o priekinė dalis pastorinta, privyniojant šito diubingo, kurį dabar rodžiau. Keliaujame toliau ir toliau mes turime akotėlį. Akotėlis gali būti vyniojamas ir ant kūno, ir pačiame priekyje. Ant kūno jį vyniojame ne visada, bet jeigu norime vėlgi muselės, kuri turėtų daugiau šiek tiek tūrio, tai kūnelį reikėtų irgi padengti akotėliu. Tai gaunasi tokie kaip griaučiai, dar papildoma spalva atsiranda ir iššukavus diubingą tarp tų plunksnelių išlenda blizgučiai, atrodo nepaprastai gražiai ir labai putliai. Antras akotėlis, kuris vyniojamas praktiškai visada, tai yra akotėlis pačiame musės priekyje. Pačiame musės priekyje vyniojamas akotėlis išstorina muselės priekinę dalį, snukį ir jos siluetas pasidaro toksai lašo formos. Priekyje daug medžiagos, į galą mažėja ir ta lašo forma primena žuvelę dažniausiai. Taigi akotėlis ant kūno vyniojamas nebūtinai, akotėlis priekyje ant snukio vyniojamas visada. Kad jau kalbam apie kūną, tai parodysiu, kokią akotėlį aš naudoju kūnui. Kūnui dažniausiai naudoju trumpesnį akotėlį
iš balno plunksnų. Tiesa, jisai yra minkštas, šita balno plunksna matosi yra minkšta ir ne visi tokias mėgsta. Kūnui tinka tiek minkšta plunksna, labai minkštų nerekomenduoju, šita dar tinka. Arba pats paprasčiausias variantas tai yra įvairiausios gaidžio plunksnos. Gaidžio plunksna yra kieta, turime daug įvairių spalvų ir čia galima naudoti tiek vienspalvės, tiek badger spalvinimo, ryškės, vienspalvės juodas, rudas, tai jau priklauso nuo to, kokią muselę jūs norite rišti. Ir prie pačio rišimo, kaip tą plunksną dėti, aišku, mes sugrįšime sekančiose video. Na, o dabar mums tai reikia išsiaiškinti, kokias medžiagas mes naudosime. Kūnas, blizgi medžiaga, tinselis ir dabingas, odegėliai, fluorofiberis ir oposumas. Kūno akotėliui, jeigu tokį dedam, gaidžio plunksna puikiai tinka, arba siauresnės balno plunksnos. Toliau sparnas. Sparnas jau yra pati didžioji, pati pagrindinė silueto dalis ir sparnas jisai vadinasi taip turbūt iš eigos, nes muselių rišimas prasidėjo ko gero nuo vabzdžių rišimo ir sparnas tai turėjo būti ta dalis, kurią kaip ir turėjo vabzdys. Čiagi mes, kalbėdami apie sparną, nieko bendro neturime apie plasnojimą, skrydį ir dar kažką panašaus į tai. Sparnas tai tiesiog yra pagrindinis visas siluetas, viršutinė dalis muselės, kuri yra padaryta iš kelių segmentų minkšto kailio ir į tarpus dedant blizgaus flešo, jeigu jūs norite, kad muselė labiau žėrėtų. Taigi sparnui mes naudojame, aš naudoju sparnui, pagrinde kelias medžiagas. Tai yra apatinė sparno dalis, neretai mano muselėse daroma iš oposumo. Oposumas yra labai puikus minkštas kailis, labai gražiai gaudo šviesą. Pagrindinis jo minusas yra, kad jisai yra trumpas. Oposumo kailio visam sparnui man tikrai neužteks, ypatingai jeigu aš kalbu apie tokią žieminę pavasarinę didelę muselę, kurios dydis ten gali būti apie 10 cm, ar ne? Gali būti net ir daugiau. Tai oposumo kailis viso to sparno man neuždengs, bet apatinė dalis, ir ypatingai jeigu aš darau muselę iš kelių spalvų, kad apatinė dalis sparno būtų, tarkim, kokia oranžinė, o viršutinė jau juoda, tai apatinę, tą trumpąją, aš galiu daryti ir iš oposumo. Toliau puikiai tinka lapės kailis. Lapės kailis, ypatingai uodegos kailis, yra pakankamai ilgas ir minkštas ir jį iššukavus, teisingai sudėjus, galima gauti visai nešpietną muselę. Ir lapės kailį aš naudoju. Bet jeigu jau kalbant apie minkštumą ir mobilumą, tai mano pats mėgstamiausias žvėris yra, parodysiu, aš čia porą variantų. Čia dabar rankose turiu Future Fly kailį Tanuki, kas yra meškienas. Ir šitas kailis jau yra super minkštas, aš jums pabandysiu parodyti. Pašukavęs. Super minkštas kailis, super judrus, super mobilus. Ir aš asmeniškai geriau už šitą nieko nesu bandęs.
Jeigu palyginsim tokio pat ilgio lapę, tai tokia truputį dar stagarėlis. Nagi skirtumas matosi. Taigi ilgoji sparno dalis mano muselėse dažniausiai bus padaryta iš lapės arba dar geriau tanukis, arba dar turim tokią medžiagą, kas yra realiai tas pats, Fin Raccoon arba tanukis. Tai kodėl jų pavadinimas skiriasi, tiksliai nežinau, bet kaip suprantu, tai vienas yra ten japoniškas ar kinietiškas, o kitas yra suomiškas. Ir abiejų jų aprašymai yra, kad tai yra meškėnas. Ir tą kailį paėmus jisai yra, kažkur turėjau to meškėną, man atrodo va šitas va, Fin Raccoon ir tanuki. Labai minkštas, pakankamai ilgas, plonas kailis. Numeris 1. Į tarpus, dedant, formuojant sparną iš to ilgo kailio, tai čia dažniausiai mes dedame 2-3 segmentus, trumpą, ilgesnį, dar ilgesnį, priklausomai nuo to, kokios apimties ir kokio dydžio norime daryti muselę. Į kailio tarpus dedame blizgius šerelius, kurie muselių rišimo pasaulyje vadinami flešų. Na ir čia dažniausiai naudojamos medžiagos yra Angel Hair tipo blizgučiai, tokie visiškai smulkučiai, kurį galima dėti praktiškai į kiekvieną tarpą tarp visų segmentų, arba tiesiog stambesnio plauko flešai, vėlgi spalva pagal jūsų poreikį ir pageidavimą. Ir šitus storesnius flešus aš naudoju mažiau, aš dažniausiai jų dedu tik tai keli šerelius viršui ant nugaros, prieš paskutinį sluoksnį, kad būtų toks kaip stuburas tokia juostelė, nes tas storesnis flešas, jisai, jeigu jo pridėti daugiau, jūs tą musę atrodo tokia dantyta, labai tie platus segmentai matosi, bet jeigu tik tai juostelė iš ten 3-5 plaukeliai, viskas super fainai. O tas smulkus, jo gali dėti į tarpus, gali dėti ir daugiau, jisai tiesiog pasklinda ir paskęsta tarp plaukų. Nagi ką mes turim? Kūnas, uodega, kūno akuotas, jeigu dedam, turim, sparnas, iš ko darom, aišku, pabaigai lieka snukio akuotas, tai yra pats priekinis akuotas, ir čia dažniausiai naudojame minkštesnės plunksnas, kas muselių rišimo medžiagų pasaulyje naudojama terminas toks yra soft hackle, tai vėlgi visokios vištos, vištų balnai, tokios minkštesnės, riebesnės plunksnos. Galima naudoti ir marabų plunksnas, bet aš šitų plunksnų nenaudoju, mano pagrindinės yra minkšta višta. Ir dar, jeigu reikia ilgesnio akuoto, tai turbūt geriausias variantas yra šlepenas. Tai yra didelės, minkštos plunksnos nuo vištos nugaros. Na, arba gaidžio. Bet žodžiu minkštos. Ir vėl, kaip jas naudoti, kur jas dėti, aš parodysiu sekančiose video, kai jau pradėsime rišti museles, kai pradėsim keliauti per serijas nuo lengvesnės muselės iki sudėtingesnės. Na ir pabaigai, ką mes dar turime? Taip. Pabaigai dar turime galvutę. Dauguma šitų muselių užsibaigia užmaunant konusinę arba turbulencinę galvutę. Tos galvutės būna įvairių dydžių, formų ir spalvų, jos turi savo funkciją. Na ir jeigu norime, kad muselė tiesiog būtų sunkesnė, tai dedame konusinę galvutę, kuri turi daugiau metalo, daugiau mėsos, jinai yra tiesiog tokia masyvesnė.
galima uždėti netgi wolframinę. Jeigu reikia labai daug svorio, jeigu planuoji žvejoti dideliai srovėjai. Na, o jeigu tiesiog nori, kad muselė gražiai atrodytų ir gražiai dirbtų, tai čia dažniausiai naudosime UFO diskus iš Futurefly arba turbulencinius diskus, kurie turi skylutes. Vėlgi šitų įvairių variantų mes kartu išbandysime ir aš jums juos parodysiu, bet jeigu jau labai taupote, galite tos galvutės iš vis nedėti, reikia tiesiog padaryti gražią galvutę iš siūlo, bet man šitos galvutės patinka ir dėl to, kad su jom labai lengva užbaigti muselį ir paslėpti visą, tokį ne tai kad broką, bet visus užkulsius, visus siūlus, uždedi ir viskas gražiai pasislepia, muselė gražiai užsibaigia labai paprastai. Ir be to jinai prideda šiek tiek turbulencijos, nes turi savo formą, nuo kurios srovė priklausomai nuo galvutės dydžio išjudina ir visą muselę. Kuo platesnė galvutė, tuo didesnis muselės tūris, nes už tos galvutės gaunasi nuo srovės toksai vakuuminis maišas ir ta muselė gražiai juda. Taigi prabėgam greitai, rezimuojam, ką aptarėme, kad geriau atsimintume, ne? Skandinaviška muselė ant vamsdelio, dažnai vadinama temple dogu, yra didelė muselė iš minkšto kailio, kuris susideda iš kūnelio, kuris rišamas ant vamsdelio, dažniausiai kažkokio tai plataus blizgučio ir priekyje dabingo pastorinimo. Tada uodegėlė, kurią dažniausiai aš rišu iš fluorofiberio arba iš oposumo kailio. Akotėlis vyniojamas ant kūno, kietas gaidžio plunksnas arba balno plunksnas. Toliau sparnas, sparnui naudojamas ilgas minkštas kailis, tai bus lapė arba meškienas, kuris pas skirtingus gamintojus vadinamas įvairiai. Futurefly turi tanukį, kiti turi finrakūną, bet tai yra iš principo ta pati medžiaga, bent jau atrodo tai tikrai taip pat. Tada priekinis akotėlis, minkštas akuotas, minkštas vištos, minkštas stručio arba vištos gaidžio nugaros akuotas, vadinamo šlepiant plunksnos, ir galvutė, konusinė galvutė, coneheadai arba turbulenciniai diskeliai. Į sparną dažniausiai dedamas įvairių storumų flešas. Man labiausiai patinka Angel Hair, jeigu jau naudoju storesnį flešą, aš jį dedu ant nugaros. Medžiagų, kurias aš naudoju, sąrašą surašysiu apačioje. Na, o toliau, ką? Ruošiame sekančiam video. Būtinai paspauskite patinka, pasidalinkite su draugais, užsiprenumeruokit mūsų kanalą, jeigu to dar nesate padarę. Žiauriai smagu matyti jūsų aktyvumą. Jeigu turit klausimų, būtinai užduokite arba po šiuo video, arba galite parašyti per Facebooką, per Messengerį. Ir susitiksime labai greitai, jau prie spaustuvo ir jau pradėdami rišti skandinaviškas lašišines museles ant vamsdelių. Iki!